Įžanga rimtai 20-ojo tarptautinio keramikos simpoziumo konferencijai apie keramikos meno tendencijas tapo šurmuliuojanti akcija Lipdo visas miestas, kurioje miestelėnai, ypač mažiausieji, gausiai apgulę dailės galerijos prieigose išrikiuotus stalus, nekantriai laukia momento, kada bus pradėtas pjaustyti molis. Ši akcija yra mūsų 20-ojo jubiliejinio keramikos simpoziumo dalis. Ir ją darome per konferenciją, po pietų keramikos simpoziumo dalyviai skaitys pranešimus, teorinius, o dabar prieš piet tokios kaip kūrybinės dirbtuvės, kur kiekvienas gali išbandyti paminkyti molį ir pajusti visas jo galimybės ir jeigu užsidegs molio lipdymu, tai tada laukiame metų bėgyje, kur į mūsų edukacinės programas, kur galės ir toliau lipdyti. Skambios frazės, tokios kaip išbandyti kūrybinės jėgas, tą rytmetį virto tiesiog patraukliu žaidimu. O garsūs pasaulyje meistrai draugiškais patarėjais, nereikliais mokytojais. Stebėdama tokį užsidegimą, akcijos sumanytoja, dailės galerijos ir simpoziumo vadovė Jolanta Lebednikienė tvirtino, jog būtent ir galvota apie tai, kaip suteikti galimybę žmogui ne teoriškai išgirsti, bet pačiam įsitikinti, kas ta nuosėdinė uoliena, molis, koks jis. Kad tai nėra kažkas tai labai tokio baisaus ir nepasiekiamo, kad kiekvienas paėmęs į rankas pajunta to molio šilumą, kad gali, koks jis plastiškas, kaip pasiduoda, kaip, na, čia jau kiekvienas individualiai jau patiria kažkokias emocijas. Kas puodelį, kas arkliuką, kas kad būtų praktiška, kas kad stebintų formą. Lygino, šiaušė, plojo, kočiojo, gnaibė. Kaip norėjo, ar vientisą gabalą paversti meno kūrinėliu, ar sulipdyti iš atskirų gniužulėlių. Ir jei pradžioje girdėjosi, kaip nemoku, neišeina, tai pabaigoje Lipdo visas miestas dalyviai išdidžiai rikiavo savuosius šedevrus.